Sveiki, mėlyjeji. Šiandienos susitikimo tema - Parkinsono liga. Diagnozė skamba poprasčiai. Ją išgirsta kasmet mūsų šalyje apie 1,5 tūkstančio žmonių. Jaunėja sužinantis, jau nestebina ir 30-40 metų amžiaus. Nes šiaip jau vyresnio amžiaus jinai įprastai nustatoma būdavo bent anksčiau, sulaukus vos ne pensijinio. Ir kad gyvenimo trukmė sužinau šitą diagnozę anot rašytinių šaltinių iki 15 metų maždaug, bet tai tikrai nėra nuosprendis ir mano tikslas yra šiandien parodyti kitokį galimą požiūrį į šitos ligos kilmę ir suprantama ir jos gydymą. Tai ir Parkinsono liga antra pagal paplitimą pasaulyje tų ligų tarpe, kurios ardo nervinį audinį. Tai vadinamas tos neurodegeneracinės ligos. Pirmauja Alzheimerio liga. Ir kad ta sunki forma pasireiškia vos ne pusiai pacientų, invalidizuojanti forma. Ir dar, kadangi rašoma, kad iki 2040 metų sergančių šią ligą padvigubės, tai byloja apie šiuolaikinės medicinos nepakankamą pajėgumą, nepakankamas galimybės šios ligos prevencijai ir tuo pačiu gydymui. Ir labai prašau jūsų dėl gautos informacijos klaidos. Taip YouTube kanalas, taip YouTube principas toks yra. Prašau patiktukinti šitą įrašą, prašau dalintis juo, jeigu manote, kad jis yra naudingas ir kitiems. Prašau komentuoti, dalinantys savo patirtimis ir siūlyti kitas paskaitų temas. O šiaip yra dar vieta tokia stanks, jeigu kas nors norėtų, galvotų, kad šita laida yra, šita paskaita yra verta to. Taigi, tai ligos simptomai ir stadijos yra 5, simptomai yra įvairūs ir mes dažniausiai galvodami apie Parkinsono ligą įsivaizduojame drebantį žmogų, išties drebėjimas vienas iš pirmų požymių, nors nebūtinai visiems pasireiškiantis, vienoje kūno pusėje pirmiausia atsiranda, tada plinta į ten vieno piršto virpėjimas, kitą ranką gali plisti, tada į liemenį, ten į liežuvį, į galvą išplinta. Ir labai svarbus požymis tai yra tas rigidiškumas arba nelankstumas, įtampos raumenyse, sąnarių nelankstumai ir judesių sutrikimas, tai yra ta vadinama bradykinezė, lėti judesiai, neįmanomi judesiai, praranda žmogus mimiką, gali pakisti kalba, mirksėjimas, na ir iki neįgalumo ir pusiausvyros bei koordinacijos sutrikimai. Tai gali mesti į šoną, į priekį, atgal, bet taip pat kiti simptomai yra lydintys gana dažni, tai dėl gyvenimo kokybės pablogėjimo žmonės, aišku, kad nervinasi, depresuoja, gali sutrikti miegas iki mieguistumo dieną ir, na, kraujospūdžio susvyravimai, tas vadinamas ortostatinis kolapsas, kada staigiai pakeitus kūno padėtį jis sumažėja ir, žinoma, ten lydintys labai dažni požymiai, simptomai yra vidurių užkietėjimas, pilvo pūtimas, gali būti viduriavimas, svorio kritimas, prakaitavimas, gali sutrikti juslės, tai yra skonio receptoriai, regos suvokimas, seilėtekis, na ir uoslė, taip pat patologinis nuovargis. Tai yra 3 simptomai, kuriais naudojamasi, jeigu jie yra, tai tuomet ta diagnozė yra nustatoma, bet jie mums, ne mums, o žmonėms pasireiškia tada, kada jau būna žuvę maždaug apie trečdalį neuronų, kadangi mes visais neuronais nesinaudojame. Tai yra drebulys, tai yra tas sulėtėję judesiai ir tas rigidiškumas, tai reiškia raumenų ir sąnarių nelankstumas, sustingimas. Na ir šiuolaikinėje medicinoje
tikroji Parkinsono ligų priežastis yra nepakankamai aiški, labai dažnai vadinama idiopatinė, tai reiškia nepatikslinta kilmė. Maždaug 10% atvejų yra priskiriama, nurašoma genetikai. Vėlgi, kodėl genai mutuoja, atviras klausimas. Tai kaip galime išgydyti šitą ligą, jeigu mes nežinome ligų priežasčių? Ir trumpai apie tai, kas vyksta sergant šitą ligą organizme, tai būdingas progresuojantis dopaminą gaminančių neuronų nunykimas, degeneracija smegenyse. Ir dopaminas yra toks neuromediatorius, jis dalyvauja kontroliuojant judesius, jo praradimas sukelia tos vadinamus motorinius sutrikimus. Ir tai yra džiaugsmo, laimės hormonas. Ir ką apie Parkinsono ligą mano holistiniai mokslininkai? Tai yra tie, kurie visapusiškų lygos priežasčių ieško, ir kai ieškai, tai randi. Ir tie radimai yra grįsti logika. Tai pagrindinės priežastys yra 4 ir dar yra kelios papildomos įvardinamos. Tai yra lėtinis sisteminis uždegimas, tai yra ta disbiozė, sutrikusi gerųjų ir tai vadinamų blogųjų bakterijų pusiausvyrą arba santykį su žarnyne. Tai yra tas B tipo badavimas, kada ląstelės maistinių medžiagų neįsisavina. A tipo badavimas, kada mes praryjame ganėtinai daug maistinių medžiagų ir mūsų ląstelės tas maistas pasiekia. B tipo mes praryjame ganėtinai daug, mes maitinamės pakankamai gerai, tačiau ląstelės badauja. Ir glikemijos kontrolės sutrikimas. Ir dar yra kitos, minėta mano ta genetinė priežastis, tačiau ir intoksikacija neurotoksinėmis, reiškia nervinį audinį pažeidžiančiomis medžiagomis, tokius kaip visokie ten chloro organiniai pesticidai, visokie herbicidai, sunkieji metalai ir kiti aplinkos teršalai vienareikšmiškai veikia taip, kad žmonės gali susirgti šitą ligą. Na ir tai paaiškintų, kodėl maždaug tiksliau nuo praeito amžiaus ta liga pradėjo taip mumyse spėriai rastis ir kad taip eksponentiškai didėja, reiškia tolygiai didėja. Ir kad tai sutapo, kada mes perėjom prie tos vakarietiškos pramoninės mitybos. Neturim laiko, nenorim, nematom priežasčių, kodėl mes turėtumėm sveikiau maitintis. Mums brukama informacija, kad negaiškim laiko gaminant, ir tas greitas maistas, perdirbtas, rafinuotas maistas priveda prie galingų ligų. Tai jeigu tiek ligų priežasčių mes galime numanyti esant šitos ligos atsiradime, tai tada suprantama, kad farmacinė kulka cheminių vaistų pavidalu negali pasiekti kurios nors priežasties, juolab kada jų yra daug, jos tokios nevienalytės. Ir daug klinikinių tyrimų yra daroma siekiant sukurti naujus vaistus nuo Parkinsono ligos, tačiau kol kas taip nėra. Rašoma, kad 20-30 tablečių šitie žmonės kasdien turi išgerti ir vaistai turi būti keičiami su laiku. Na ir yra toks molekulinis vandenilis, kuris yra pripažįstamas kaip stiprus antioksidantas, priešuždegiminis veiksnys. Jis patenka į visas ląstelinės, tarpląstelinės, anatominės erdves ir kad tas molekulinis vandenilis sergantiems Parkinsono liga daro teigiamą poveikį, tai yra įrodyta, bet pasirodo, kad jį mes gaminamės patys, jeigu yra kam. Gamina bifidobakterijos, tačiau iki kelių tūkstančių kartų daugiau šitos aktyvios medžiagos gamina kitos, tas gram teigiamas, tai vadinasi sveikatai palankios bakterijos žarnyne. Tai tokios kaip Blautė kokoidės ir Clostridium leptum. Ir kad
kada mes turime šitų gerųjų, ne šitų konkrečių, bet apskritai tų gram teigiamų arba gerųjų bakterijų pakankamą kiekį, tai jos mažina, jų gaminami cheminiai junginiai mažina tų lipoproteidų kiekį žarnyne, tų cheminių medžiagų, kurios sukelia žarnyno pralaidumą ir sukelia uždegiminius procesus ir skatina to alfa-sinukleino sintezė. Tai yra toks neteisingai susilankstęs baltymas. Ir kad jis priveda prie tokio giluminio nervinio audinio pasiligojimo. Labai mažai gaunam to vadinamo prebiotinių skaidulų, tų skaidulų, kurios maitina gerąsias bakterijas. Yra mano YouTube kanale video apie skaidulas, kurios yra kelių rūšių, tai yra vienos tirpios skaidulos ir netirpios. Netirpios skatina peristaltiką, jos yra labai reikalingos, tačiau tik tai tirpios maitina gerąsias bakterijas, jų turi būti įvairių. Aš ten aiškinu tame savo video, kodėl tai turi būti. Na ir burnos sveikata taip pat pasirodo, kad turi įtaką periodonto ligos, nes tai yra vienas iš lėtinio uždegiminio streso šaltinių ir kad jeigu iš žarnyno tas sulankstytas baltymas neteisingai ir uždegimą skatinantis alfa-sinukleinas patenka per klajoklį nervą, tai iš burnos ertmės per uoslės nervą. Ir tai galima paaiškinti, kodėl sutrinka uoslė. Ir beje, klajoklio nervo nupjovimas yra vienas iš tų chirurginių intervencijų, kurios yra naudojamos palengvinti Parkinsono liga sergančių gyvenimą. Ir Taivano plati klinikinė studija patvirtina periodonto sveikatos, burnos ertmės sveikatos įtaką Parkinsono ligos atsiradimui. Ir mūsų mikrobiota labai nuskurdina ta industrinė mano minėta dieta, taip pat ir maisto tarša, visokie pesticidai, herbicidai, insekticidai aplinkoje, gamtoje, ore, kitos cheminės medžiagos, cheminiai vaistai, kurių gausiai naudojame, neteisingas gyvenimo būdas, stresas ir taip toliau. Tai dėl to tokios civilizacijos ligos mus ir suranda, išgauna. Ir mano dar tas minėtas, noriu dar patikslinti, šiek tiek papildyti, aš minėjau apie sinukleino baltymą, jis sukelia nervų uždegimą ir formuoja tokius gumulėlius levikūnus, jie randami autopsijos arba skrodimo metu. Tai vienu žodžiu, mes gydytojai neretai išsiaiškiname, kad žmonės sergantys Parkinsono ligomis turi žarnyno veiklos sutrikimų. Anksčiau mano minėti vidurių užkietėjimai arba uždegiminės žarnyno ligos, bet kokios ten gali būti. Na ir kartais kaltinamas virusas, bet pasirodo, tas virusas irgi dauginasi žarnyne. Jis irgi gali įtakoti, yra tokia virusų rūšis. Na, ir kai įtakoja, jis gyvena žarnyne ir yra mokslinėje literatūroje yra prašoma 10 įrodymų patvirtinančių profilaktinį prebiotikų, reiškia skaidulų, kurios maitina gerąsias bakterijas ir polifenolių, tai tų medžiagų, kurios yra antioksidantai, kurios mažina uždegiminį procesą organizme vartojimą. Tai yra lėtinis vidurių užkietėjimas, tai yra disbiozė, kuri neišvengiamai atsiranda sergant lėtiniu vidurių užkietėjimu, jinai neatsiejama yra. Ir kad disbiozė, trečias teiginys, disbiozė sukelia uždegiminį procesą žarnyne, yra mano irgi paskaitų apie tai, apie žarnyno sveikatą.
mano YouTube kanale, tai aš dabar neišsiplėsiu plačiau šitą temą ir kad tas baltymas alfa-sinonukleinas sintetinama žarnyno imuninėje sistemoje yra kaip atsakas į virškinimo trakto infekciją ir tikriausiai dėl to į disbiozę ir su jie susijusi uždegiminį procesą. Ir kad disbiozė sukelia netinkamai sulankstyto alfa-sinonukleino kaupimąsi. Tai ir kad uždegimas tiesiogiai keičia šito baltymo alfa-sinonukleino struktūrą ir jis tampa neurotoksišku ir kad gyvūnams nustatyta vienareikšmiškai, kad disbiozė, primenu, tai yra gerų ir blogų žarnyno bakterijų santykių išsiderinimas ir žarnyno disfunkcija pagreitina Parkinsono ligos vystymąsi gyvūnėliams. Ir kad kitas teiginys, kad laipsniškas prebiotinių skaidulų šalinimas iš perdirbtų ir ypač iš itin perdirbtų maisto produktų šiandieninėje mityboje yra tiesiogiai susijęs su disbioze, dirglio žarnos sindromu, uždegiminėmis žarnyno ligomis ir kad tai siejama taip pat su gausėjančiais susirgimais Parkinsono liga. Ir kad panašu, kad klajoklio nervo, kuris perpjovimas nutraukiant alfa-sinonukleino pernešimą iš disbiotinės žarnos į smegenis sumažina, susilpnina Parkinsono ligos progresavimą, bet tai nesuteikia 100% apsaugos, nes šitas baltymas gali patekti į nervų sistemą per kraujotaką. Na ir kai kurie tyrimai rodo, kad Parkinsono ligos rizika padidėja pacientams sergantiems uždegiminė žarnyno liga. Ir tyrimai rodo, noriu dar išryškinti, kad disbiozė yra susijusi su pačiomis pirmomis ankstyviausiamis ligos stadijomis iš tų 5 esamų. Tai ir kad Viduržemio regione, kurio mityba yra garsi ir kuri pateikiama kaip Viduržemio regiono dieta, Parkinsono liga vystosi daug rečiau ir kur kas vėliau. Rašoma, kad vėluoja 17 metų, palyginus su kitais Europos regionais. Ir daugybė mokslinių tyrimų ir jau 2006 rastas, tai yra aprašytas toks mokslinis tyrimas, kuris įrodė, kad vaisių ir daržovių gausesnis, dažnesnis valgymas mažina neurodegeneracinių ligų riziką. Tai ką aš patarčiau? Priešuždegiminė mityba, vienareikšmiškai. Jeigu mes kalbam, kad lėtinis sisteminis uždegimas yra neurodegeneracinių ligų priežastis, tai reikia mažinti. Yra būdai, kaip jį nustatyti, yra testai, omega-6,3 balanso testai ląstelių membranoje ir yra specialūs tyrimai, pagal kurį galime parinkti priešuždegiminę mitybą, bet yra logika taip pat, kuris maistas įskatina, kuris sargdina. Yra mano YouTube kanale paskaita apie tai, kuri vadinasi Tiksinti bomba lėtinis sisteminis uždegimas. Ir būtinai omega-3 nesočios riebalų rūgšties apsaugotos polifenoliais nuo per ankstyvo suirimo vartojimas. Vėlgi labai daug mokslinių tyrimų atlikta šią temą, bet kadangi naudotos įvairių gamintojų omega rūgštys, tai ir tie tyrimai kartais turi savo paklaidą, bet vienareikšmiškai omega-3 begaliniai svarbos sudėdamoji, Parkinsono ligos gydymo sudėdamoji dalis. Aš įsivedžiau PubMed, tai yra nacionalinėje bibliotekoje, mokslinių tyrimų sankaupoje, ten žodį, tai yra įsivedžiau omega-3 ir Parkinsono liga, tai radau nuorodas į 203 mokslinius straipsnius susijusius su tuo.
Tai vienareikšmiškai patvirtina šitą mano teiginį ir ten labai daug argumentų yra pateikiama. Na ir tokių, kad neuroprotektiniai turi poveikį omega-3 smegenims. Aš cituoju mokslinį išsireiškimą, kuris išvertus į šiaip jau paprastą kalbą reikštų nervinį audinį apsaugantį poveikį. Ir irgi mano YouTube kanale yra paskaita apie tai, kaip omega-3 veikia nervinį audinį, ten nerimas, depresija ir taip toliau, kaip jie atsitraukia nuo mūsų, jeigu mes įvedame šalia kitų labai svarbių veiksnių ir omega-3. Ir kad rašo, kad slopina priešuždegiminių citokinų išsiskyrimą, kad omega-3 atkuria mitochondrijų funkciją, o jų įtaka Parkinsono ligai yra labai tyrinėjama, galbūt ieškoma vaistų, kurie galėtų paveikti šią grandį. Ir kad membranų pralaidumą vienareikšmiškai gerina, o tai reiškia, kad nervinių ląstelių membranų pralaidumą neuronų gerina, o tai reiškia, kad gerina ir tų neurotransmiterių perdavimą iš vieno neurono į kitą, ir kita vertus, kas labai sutrinka Parkinsono atveju, ir kita vertus, kad gerina ir kitų maistinių medžiagų įsisavinimą. Ir ypač išskiriama DHR, tai yra dokozaheksaeno rūgštis, bet aš naudosiu tą trumpinį DHR, jie turi vyrauti neuronuose, tai labai dažnam jos trūksta iš mūsų, didžiai daliai mūsų trūksta pagal tyrimus, kurie yra gerokai virš milijono, beveik 1,5 milijono atlikta per pasaulį. Na ir kaip apsaugo nuo tas juodai tą nervinį audinį smegenyse, kuris ir suyra sergant Parkinsono ligą, ir kad tiesiog dar aš necituosiu, jų galima surasti, jeigu kas norės, galėsiu pasidalinti nuorodomis į tuos straipsnius. Ir kad kalbėjau apie tą B tipo mitybą, kuomet dėl nepakankamo ląstelių membranų, šiuo atveju nervinių ląstelių neuronų membranų pralaidumo, šitos ląstelės stokoja maistinių medžiagų ir dėl to prasideda tas vadinamas uždegiminis senėjimas. Na ir mikrobiotos atkūrimas būtinas. Reikia sėti ir maitinti, sėti labai ne bet ką. Jeigu smirda tas fermentuotas gėrimas, jis negali būti naudojamas sveikatai, nes tą blogą kvapą gamina kažkokios tai bakterijos, kurios tikrai negali tarnauti sveikatai, nes visas maistas turi kvepėti, tai yra logiška. Aš renkuosi vieną, kuris gavęs maisto papildo statusą yra įrodytas visapusiškai kaip naudingas sveikatai. Ir žinoma, reikia maitinti gerasias bakterijas, tai reiškia, kad reikia vartoti maistą, kuriame gausu įvairių tirpių skaidulų, bet to dažnai būna per mažai, reikia gerti papildomai tirpias skaidulas. Na ir gal kai kam ir išmatų transplantacijos prireiks. Būtinas organizmo valymas, minėjom apie toksinų įtaką, neginčytiną įtaką nervinio audinio pažaidai. Na, įvairių valymosi metodikų yra, aš renkuosi arvedinį, giluminį valymą, pančią, karmą. Pančia yra 5 veiksmai, kurie atliekami, ir skrendam eilinį kartą su grupe žmonių, kuriems rūpi savo sveikata, į Indiją, esam suradę kliniką ten. Ir taip pat begaliniai svarbus yra arvediniai masažai, aliejiniai masažai, kurie impregnuoja, kurie maitina, atpalaiduoja, detoksikuoja. Ir klinikose, toks pančiakarmos klinikose žmonės gauna, ir mes gavom, kai buvome aliejinės vonės, mes masažą
karštais maišeliais su visokiais įdarais šalia visokių kitokių. Taip kad ir mes savo studijoje Satvikoje tą praktikuojame, tos arvedinius masažus tik kitokius ir jie būtini kursais, palaikomieji, ypač sergant Parkinsono ligą, bet ir jos profilaktikai. Pirtys, detoksikacija, atsipalaidavimai yra begalinės svarbos. Na ir mitybos rekomendacijos. Arveda vienareikšmiškai teigia ir yra loginis paaiškinimas, kad Parkinsono liga yra vatodošos pažaidos liga. Aš neišsiplėsiu apie ją, irgi galima rasti mano YouTube kanale, kaip pasiskaityti, kam įdomu. Ir dėl to maistas turi būti ne tik priešuždegiminis, bet jis turi būti šiltas, jis turi būti lengvai virškinamas, nesprangus, turėti kažkiek riebalo, prieskonių, kurie mažina pilvo pūtimą. Ir tas maistas turi turėti skaidulų, kaip aš sakiau. Na ir viduržemio regiono dieta labai svarbi, įvairios žolelės. Aš labai mėgstu šafrano preparatus, kurie prašyti dar Arvedos laikais ir Hipokrato liaupsinti, nes, kaip minėjau, visada, anksčiau ir vėliau nukenčia ir psichika, ir dėl pervargimo, ir dėl nervinio audinio pažaidos. Taip pat yra arvediniai preparatai, tokie kaip ašvaganda, brami, gudučiai ir taip toliau. Na ir ciberžolė, kiti antioksidantai, polifenoliai yra būtini išsamiam šitos ligos gydyme. Ir joga, meditacija, cigun, kas bebūtų, reikia pranajama, gilus kvėpavimo, praberebefingas, akupunktūra ir daugybė kitų gydymo metodikų šiuolaikiškam žmogui prieinamų yra begaliniai svarbios šitos, stabdant šitą ligą ir išvengiant jos, kas yra labai svarbu, o taip pat dienos režimas. Nenaktinėjimas, gyvenimo būdas turi savo įnašą, apie kurį mes kartais mažai pagalvojame. Na ir įdomu dėliai noriu dar paminėti, kas yra taikoma šiuolaikinėje medicinoje, kad yra toks palidotomija, kada į smegenis implantuojamas elektrodas į atitinkamą sritį, ten kaitinant 80 laipsnių temperatūrą iki minutės sunaikinami tam tikri aktyvūs taškai, bet žinoma, visakam yra pašalinis poveikis. Ir telemotomija yra, kada atitinkama smegenų dalis yra pašalinama, vėlgi pašalinis poveikis, gilioji smegenų stimuliacija, tai toks nedestruktyvus metodas ir taip toliau, bet kaip bebūtų, mano tikslas šiandien kalbantys su jumis buvo ir žinutė tokia: nenurašyti žmonės susirgę šitą tolydžio progresuojančią ligą ir kad yra būdų, kaip jos išvengti ir susirgus bent jau stabilizuoti, bent jau sustabdyti ligos progresavimą, bet visada palengvinti jos eigą ir atidėti progresavimą arba išvengti progresavimo. Ir kad tai yra nenuosprendis. Šita liga yra nenuosprendis. Ir kiekviena liga yra skambutis, kad ne taip kažką darėme. Esu jums ir su jumis. Saulytės jūsų širdyse.